Šiandien bėgte su Jovaiša svečiuojasi plaukikų pasaulyje. Ir tampa trumpam plaukte su Jovaiša, kadangi mūsų viešnia yra Aida Tučiūtė, olimpinė plaukikė ir viena garsiausių Australijos suaugusiųjų plaukimo trenerių. Labas, Aida. Labas, Mariau. Nu ką, plaukiam ir šnekam? Malonu plaukti ežere. Gal tu gali papasakoti tą kelią, kurį tu nuėjai, kaip profesionali plaukikė? Ir kaipgi tu atsidūrei dabar Australijai? Australijoje atsidūriau 1988 metais. Buvau pirmose lietuvių pasaulio žaidynių varžybose, kur buvo pakviesti du plaukikai, Mažuolis ir aš. Ir mes atstovavom pirmi lietuviai iš Lietuvos, Australijoje, Lietuvą. Ir ten... 1988, tai dar sovietmečių. Nu, buvo jau tik tai prasidėjus nepriklausomybė. Nu, sąjūdis buvo prasidėjęs, bet dar neturėjome mes nepriklausomybę. Ir mes ten gruodžio mėnesį atvykome, dalyvavome žaidynėse Adelaidėje, kur susipažinau su savo vyru. Ir ten prasidėjo mano gyvenimo istorija Australijoje. Aha, tai vyras čia pasipainiojo, meilės reikalai. Ne iš karto. Tai žodžiu, meilės keliais tu atsidūrė Australijoje ir ten likai. Ir ką, nuo 88, tai jau daugiau nei 30 metų? Mes jau vedė 32 metus ir Australijoje gyvenu jo 32 metus nuo 92 metų. Iš tikrųjų su Andrium susipažinome baseine. Nu tai viskas aišku, būtum susipažinus stadione, tai gal mylėtum bėgimą, bet dabar myli plaukimą. Ne, istorija yra įdomesnė. Aš, kaip žinote, Lietuvoje mes vairuojame dešinę pusę, o Australijoje kairę. Ir aš baseine plaukiau kairę pusę, jis dešinę. Ir mes susidūrėm. Ir aš jam sakau, ką tu darai mano pusėje? O jisai sako, ką tu darai mano pusėje? Jis sako, žiūrėk, gera plaukikė ir dar kalba lietuviškai. Ir nuo to momento mūsų draugystė prasidėjo. Tai čia reikia gal papildyti, kad Andrius yra Australijoje gimęs augęs, bet irgi lietuvis. Taip, jisai yra antros kartos lietuvis, kurio seneliai išvažiavo su tėvais po antrojo pasaulinio karo. Pabėgo. Jūs užauginote du šaunius vyrus, ar ne? Ir mes labai negalim atsižavėti su Brigita, kad abu jie labai sklandžiai kalba lietuviškai, augdami taip toli nuo Lietuvos. Va čia gal galėtum papasakoti, kaip jums pavyko šitą pasiekti. Ar tai buvo labai sunku, ar natūraliai, ar vedėte į specialias mokyklas, ar patys užsiminėjot? Aš manau, kad be abejo reikia daug pastangų įdėti. Bet kalbant savo gimtinės kalbą, mes abudu natūraliai jaučiamės, kalbėdami lietuviškai namuose. Vaikai ėjo į lietuvių Vyties Nemunėlio mokyklą. Mano vyresnis sūnus ėjo metus, atvažiavęs į Lietuvą. Jaunesnis sūnus ėjo Gintas 6 mėnesius. Mes vedėm juos į lietuvišką mokyklą Australijoje ir be abejo namuose iki šiol kalbame tik tai lietuviškai. Taip kad aš manau, jie natūraliai tą ir priėmė ir jiem nėra jokios problemos kalbėti arba angliškai, arba lietuviškai. O jie irgi mėgsta plaukti? Ne, nei vienas iš mano šeimos narių neplaukia. Kas čia per labai malonu su Marium plaukti. Kad tėvai yra ne autoritetai, aš irgi pastebėjau, kad vaikai visada ieško savo kažkokį asmeninį kelią. O aš galvoju, kad vaikam reikia duoti laisvę. Jie turi pasirinkti, kas jiems patinka. Man labai tik tai keista, kad Marius, būdamas toks geras plaukikas, metė plaukimą. Nu kaip metė, tiesiog nespėjai visko padaryti. Man labai patinka vasarą paplaukyti per ežerą, bet rudenį žiemą į tos baseinus jau aš netoks fanas. O kas tau buvo sunkiausia, kai tu tais senais laikais atvykai į Australiją, juk tai skirtumai buvo nepalyginamai didesni negu dabar yra tarp šalių. Tau integruotis ir adaptuotis, kas buvo sunkiausia? Man asmeniškai, Mariau, gal buvo sunkiausia, nes aš visai nekalbėjau angliškai. O, čia tai rimtai iššūkis. Atvažiavus į kitą šalį, kur tik tai angliškai kalbantys žmonės
Mano vyras buvo draugas, vyras ir draugė. Ir man reikėjo išmokti kalbą, prisitaikyti, žinoma, prie tos kultūros, surasti darbą, nes aš tik tai buvau baigus pedagoginį institutą. Ir tas be abejo yra nelengvas kelias. Ir gal užtruko 5 metus išmokti kalbą, prisitaikyti, surasti darbą. Taip kad aš manau, kad kiekvienam emigrantui yra sunkus kelias iš svetimo šalyje, ypatingai jeigu tu nekalbi kalbos. Kalba tai žinoma, čia jau minimas. Bet tu žiūrėk, kur tas kelias tave nuvedė. Dabar tu esi viena brangiausiai apmokama Australijos suaugusiųjų plaukimo trenerių. O čia tai kelias, Everestas tikras. Nu, nežinau, ar Australija, Melburne, taip aš esu įvertinta žmonių ir trenerių, kad aš esu labai gera specialistė, nes aš esu baigus universitetą, Vilniaus pedagoginį universitetą. Labai domiuosi ir man labai patinka mano darbas. Ir aš galvoju, kai žmogui patinka savo darbas, tu nejauti, kaip tau lengva semtis tų žinių ir pateikti tą žinią savo mokiniui ar klientui. Ir tas, aš tiesiog žaviuosi ir labai didžiuosi, kai kiekvieną mokinį gali pamokinti pasidalinti savo žiniomis. Tavo klientai yra suaugę, turtingi verslininkai. Su vaikučiais nedirbi, kaip suprantu? Aš turėjau plaukimo mokyklą, bet mokykla žlugo, kai įvyko epidemija. Man reikėjo ją uždaryti, nes buvo baseiną uždaryti, tai aš pakeičiau savo kryptį ir nusprendžiau dirbti tik tai su suaugusiais, kas yra visai kitoks darbo stilius. Ir tas man labai patinka ir aš galvoju, kaip žinote, plaukimas yra labai populiarus Australijoje. Tai tas savo praktiką yra labai gerai perduoti. Kaip aš suprantu, tai ne tas žodis populiarus. Australijoje jis tiesiog yra privalomas, teisybė. Mokykloje yra privalomai mokomas. Taip. Ar turėtų būti privalomai mokomas plaukimas ir Lietuvoje, tavo manymu? Būtinai. Aš žinau, kad valstybė turėtų skirti lėšas, kad kiekvienas jaunas žmogus, o ypatingai mokinys, išmoktų nuo mažens plaukti, ar kaip laikytis ant vandens, išsigelbėti. Yra labai svarbi būtybė. Būtinybė? Būtinybė. Jo, nes kiekvienais metais to nelaimė vyksta. Iš tiesų, bet ne tik nelaimė prevencijos prasme turbūt paties sporto, tik tai yra labai geras sportas. Ypatingai po bėgimo, Mariau. Po bėgimo yra geriausias atsipalaidavimas sąnariams. Įlysti į ežerą, į vandenį ir plaukti. Aš manau, kad nei manęs, nei bėgiko agituoti nereikia, nes jie visi žino, kaip tai yra gerai. Ir kiekvienas bėgikas po gero bėgimo iššoka ir prasiplaukia ir atsigauna, tai čia mažiausia, bet šiaip tai, jeigu išmokti švariai plaukti kraulį, tai yra labai sudėtingas. Nors iš pažiūros taip neatrodo, bet jis techniškai sudėtingas yra judėjimo būdas. Ten milisekundžių tikslumu turi suveikti, kada pasisuka galva, kada iškyla ranka, teisybė. Bet už tai ir manau, kad labai svarbu nuo mažens tą mokinti, nes aš galvoju, kad kuo tu kaip ir kalba, tu kuo jaunesnis pradėsi, tau greičiau tie judesiai ir supratimas kūno, kaip kūnas juda jų vandenyje, yra paprastesnis išmokti taisyklingai plaukti. Štai aš labai skatinu savo darbe taisyklingą plaukimo būdą. Skiriu labai daug dėmesio savo klientams technikai. Nes, kaip sakei, technika yra labai svarbi plaukime. Nes vanduo, mes galim bėgti ir kvėpuoti bet kada, o vandenyje yra labai svarbu tas laikas, kada įkvėpi tą techniką patobulinti ir pakeisti suaugusiam žmogui nėra taip lengva. Užtrunka gal 6 savaitės kartoti tą pratimą, kol tu pagerini. Man vienas iš sudėtingiausių iššūkių turbūt yra iki galo iškvėpti. Nes jeigu kvėpuoji neiškvėkdamas, tai po truputėlį tu prikaupi ir matyti per daug to anglies dvideginio ir tu jautiesi pridusęs. Reikia ramiai, ritmingai įkvėpti ir iškvėpti iki pat galo, kad plaučių tūris vėl būtų pasiruošęs priimti tą naują gurkšnį. Aš už tai ir mokinu 3 pagrindinius anglų kalboje
pagrindinės 3 R raidės. Bet lietuviškai tai būtų atsipalaidavimas. Kuo tu daugiau atsipalaidavęs vandenyje, tuo daugiau tu plūduriuoji. Tada yra labai svarbu išlaikyti ritmą, kad viena ranka eina į priekį, kita atgal, nes dažnai žmonės laiko 2 rankas priekyje. Ir judesio amplitudę. Tai yra labai svarbu užbaigti tą grybšnį, nes dažnai žmonės, kai pavargsta, sutrumpina grybšnį ir tas, aišku, vargina labai, nes tavo raumenys nėra atsipalaidavę. Ir yra labai tos pagrindiniai mano mokinimo gal tikslai. Relaxation, angliškai relaxation, rhythm, range. Rhythm ir range, taip. Atsipalaidavimas, ritmas ir amplitudė, jo, range. Kad iki pat galo suveiktų, ar ne? Nes kai mes pavargstame, mes dažniausiai trumpiname savo grybšnį ir kai trumpina grybšnį, tavo pečiai pasidaro aukščiau, tu įsitempęs, tada visos tos 3 raidės subyra. Ir tu negali nei atsipalaiduoti, nei išlaikyti savo ritmo, nei išlaikyti savo amplitudės ir tu daug greičiau pavargsti plaukdamas. RRR, va šitą aš tikrai prisiminsiu. Tavo plaukimas yra, tu daugiausia, kaip suprantu, mėgsti plaukti atviram vandenį. Tas open water swimming, teisybė? Aš esu specialistė 5 ir 10 km plaukime. Okeane dažniausiai, nes jų ežere retai plaukiu, už tai labai malonu su tavimi, Mario, paplaukti ežere. Aš atsimenu, kai tu mane nusitempė Australijoje vieną plaukimą 2,5 km, kur aš vas sveiką kailį išnešiau. Oi, buvo tada, reikėjo man netgi ten prašytis jau savanorių gelbėtojų, kad ištrauktų. Labai buvo didelės bangos, vėjas. Teisybė, o to visai nebijai. Nes tau nebuvo pripratimo, būtent. Aš galvoju, kad tu esi labai geras plaukikas ir tau nebuvo pripratimo ir tu nežinojai gal, kad reikėjo apsiversti ant nugaros ir truputį atsipalaiduoti, tu pirminėjai. Jau ten buvo, žinai, be 3 R, ten buvo dar tokia viena S, survival. Nebuvo. Kažkaip nesinorėjo palikti našlaičiais tų savo vaikučių. Bet buvo šauni kelionė, aš atsimenu iki šiol, visą gyvenimą atsiminsiu. Ir tavo užsibrėžimas man yra tiesiog žavi, kaip tu užsibrėžęs, kad aš padarysiu Australijai. Ten buvo baisiai vėjuota, kaip sakai, banguota, bet vis tiek užsibrėžiai ir beveik padarei. Atviro vandens plaukimas Lietuvoje irgi yra populiarus sportas, yra ir atskira federacija ir, man atrodo, po 4-5 km nuolat vyksta plaukimai. Ar esi Lietuvoje dalyvavusiais? Ne, nesu dalyvavusi ir labai norėčiau sudalyvauti. Kažkaip tai man vis nepasiseka patekti į tas varžybas. Datos nesutampa. Datos nesutampa. Bet tu nuolat organizuoji savo klientam tokias stovyklas, kur jūs plaukėte po kiek per dieną? 5 km vidutiniškai. Priklausom nuo sportininko lygio, bet maždaug vidutiniškai kiekvienas mes praplaukėm nuo 5 iki 7 km į dieną. Tai per savaitę mes praplaukėm tarp 35 ir 50 km. Ir dar pasivaikščiojom irgi tarp plaukimų. Ir tokia intensyvi sportinė stovykla suaugusiam, kur mes važiuojam į skirtingas šalis, susipažinam su jų kultūra, paragavim visokius skanius maistus ir gerai pasiplaukėjame. Ar bet kas gali užsisakyti ir ten papult? Ar tik tai tavo išrinktiesiam klientam VIP Gold Plus iš Australijos? Visi. Norėčiau, kad Marius prisijungtų ir Marija. Tarp kitko, aš turiu 3 klientus iš užsienio, kurie vienas yra žmogus, kuris atvažiuoja iš Vienos, Austras, viena iš Vokietijos mergaitė ir kita mergaitė iš Anglijos. Aš labai norėčiau pritraukti lietuvius irgi. Tik tai o kaip daugiau sužinot, kur rasti informaciją apie tas stovyklas? Ir prieš kiek laiko jau reikia užsisakyti? Tos stovyklos maždaug yra organizuojamos, pradedamos organizuoti spalio mėnesį, nes mes tik tai dabar baigėme, išsirenkame šalį. Tai maždaug 6-8 mėnesiai man užtrunka tą kelionę suorganizuoti, bet prieš 6-8 mėnesius jau mes žinosim, kur mes važiuosim. Ir tai visą laiką vasarą vyksta? Visą laiką vasarą, Liepą arba Birželio mėnesį, nes tai yra žiemos laikas Australijoje, tai yra labai patogu australams pabėgti nuo šalto oro į Viduržemio, dažniausiai jūroje, kur nėra labai didelės bangos. Tenais mes plaukėme. Gal jums tinka ir ežerai?
Tai Lietuvoje galėtumėt padaryti stovyklą? Stovykla buvo. Turim tikrai gerų. Buvo teisybė. Prieš 5 metus aš buvau Australus atvežus, tik Australai buvo viena ta mergaitė vokietė. Buvom plaukėm Trakų ežere, labai patiko, bet Australam yra nebūdinga plaukti. Jie nepripratę plaukti ežere, jiems nelabai patinka, nes jie nemato dugno. Juos gazdina ta gal tas tamsuma, nežinau, kad dugno nesimato, ar todėl, kad nėra plūdurumo, nes, kaip žinote, čia yra gėlas vanduo, o jūroje, kai tu plauki, yra... Sūrus vanduo daug labiau kelia. Kelia tave, jo plūdurumas visai kitoks. Tai yra tas gal jiems svetima ir jie nelabai pripratę, o mes Europoje visi plaukėme ežeruose. Nu taip, bet to mes žinom, kiek čia fainų žuvyčių gyvena ir ešerių, ir linų, ir ungurių. Bet jiems to žolės ir ta tamsuma, kad jie dugno nemato, jas kažkaip tai jie baugina juos. Žodžiu, lietuviai už australus drąsesni. Būtent. O Lietuvos plaukimas, tavo manimu, lyginant su Australija ir apskritai, kokioj dabar, žinai, kaip mes visi diskutuojame, mes krepšinio šalis, nu okei. Čia vienaip kitaip pasiseka. Bet mes ir plaukimo šalis. Ir tiek turim čempionų, kuriais didžiuojamės. Kaip tu vertini? Man yra labai sunku atsakyti į šitą klausimą, nes aš tik tai girdžiu lietuvių plaukikų pasirodymą, bet aš dalyvavau dabar atvykusi čionais Europos jaunučių čempionate kaip žiūrovas. Aš buvau sužavėta, kaip visų pirma buvo gerai suorganizuotos varžybos ir kiek šauniai ir gerai pasirodė lietuviškas jaunimas. Tai aš galvoju, kad ateitis Lietuvos plaukimo yra tikrai labai gera. Ir ateina geri plaukikai ir aš manau, kad net ir olimpiadoje gal mes galėsim tuos jaunus plaukikus. Tie jauni plaukikai gali laimėti medalį, nes 15 metų berniukas yra dabar stipriausias 100 metrų plaukime. Tai sakoma, Australijoje gerai, bet Lietuvoje geriausia, ar ne? Ar norėtum grįžti gyventi į Lietuvą? Labai norėčiau grįžti į Lietuvą. Už tai kiekvienais metais ir atvažiuoju į Lietuvą. Tik tai man, nežinau, ar būtų galimybė dirbti plaukimo trenerį. Bet su vienu noru grįžčiau ir yra tokia idėja, gal truputį po kelių metų, nes labai myliu Lietuvą ir visuomet labai pasiilgstu pabūti Lietuvoje, aplankyti draugus ir kai grįžtu, netrodo, kad aš niekada nebuvau iš čia išvykus. Būtinai grįžčiau. Žodžiu, namų jausmas niekur neišgaruoja, net ir būnant už jūrų marių? Ne. Yra labai didelė trauka, kalba, kultūra, teatras, visko pasiilgstu. Maisto net. O plaukimas jūroje, Lietuvoje paplaukė jūroje? Ne, dar jūroje ir neplaukiau marių, Baltijos jūroje. Nors sako, kad labai šilta jau dabar jūro. O jau jūroje neplaukiau... 14 laipsnių, labai šilta. O jūroje neplaukiau gal 15 metų Baltijos jūroje. Bet tavęs juk šaltų vandeniu tai nepagazdins. Aš atsimenu, kai ten dalyvauji vos ne lediniai myliai. Taip, aš esu geležinė moteris, ar ledinė moteris, taip vadintume, išverstume iš anglų kalbos, kur aš plaukiu 9 laipsnių temperatūrą jūroje Melburne 45 minutės žiemos metu. O kaip žinote, dabar Australijoje yra žiema, tai man bus labai sunku grįžus vėl įlysti į šiltą ežerą Lietuvos į Melburno jūrą, kurioje bus 9 laipsniai. Tai apie tave ten dainavo Ice, Ice, Baby. Galbūt, gal aš kažkam tai padariau įtaką. Nelengva ten jums Australijoje, šalat, jūs ten saulės nematot. Va Lietuvoje tai tikra vasara, 34 šiandieną, vandenukas 24 minimum, Skaisčio ežere. Iš tikrųjų, ką ten to Australijoje veikti, reikia grįžti. Mes grįžkite visi su vaikais ir vyru. Būtinai. Ir aš galvoju, kad tu irgi pats plaukigi lediniam vandenys, eketę išsipjovęs. Ir čia daugiau grūdinimasi negu tas tikras plaukimas. Nu, jo yra ne juokas, nes turi priprasti prie vandens. Tu negali tik įlysti į 9 laipsnių temperatūrą ir plaukti. Reikia tai pastoviai daryti ir pamažu ta temperatūra krenta ir tu pripranti. Tu mane visą laiką pielini, kad aš be kepurės ten plaukiu. Taip, būtinai. Kodėl svarbu tą kepurę visą laiką dėvėti? Nes per tavo galvą visa šiluma išeina. O didžiausia problema, ką aš tave baru, kad tu neužsikemši ausis. O per ausis, jeigu sušala šaltas vanduo papuola į ausis, tai
tai tau gali užaugti būgnelis ir tu negalėsi girdėti ir turėsi operaciją darytis. Už tai visi svetingistai... O tai ką ten, vatos prisikišti? Ne, turit kimštuką užsidėti į ausis ir kepurę ant galvos, kad neprarasti savo kūno šilumos. Girdėjot visi sveikoliai, kurie mėgsta grūdintis. Profesionalo patarimas. Aš irgi pasižadu klausyti. Reikia kepurę ant galvos ir kamštukus į ausis. Saugot būgnelius. Būtent. O aš tave, Mario, irgi norėjau paklausti. Klausk. Iš kur jūs tiek energijos turite sportui? Nes kiekvieną dieną sportuojate ir ne tik taip bėgimą, bet visokias sporto šakas. Ir kitas klausimas. Iš kur jūs gaunate idėjų savo visokiems išradimams darbe? Nu, ačiū už gerą žodį. Žinai, tas sportavimas man yra tiesiog patapęs įpročiu. Aš per daug ir nesusimastau. Čia gal daugiau tik tai būna pasirinkimo klausimas. Pavyzdžiui, vasarą būnant prie ežero, ar man čia šiandieną vėl prasibėgti, ar prasiplaukti, ar šokti į baidarę, pavyzdžiui, ir nuirkluoti iki Trakų, 5 kilus ir 5 atgal. O gal ant, žinai, inklentės. Visko čia vasarą turim. Tai tiesiog, jeigu nesportuočiau, labai prastai jausčiausi. Jausčiaus kažkoks apsileidęs, žinai, tarsi nenusiprausęs ar dantų neišsivalęs. Įprotis. Patapo visiškai higieniniu tokiu, žinai, įpročiu. O be to turiu susigalvojęs tam tikrų ilgalaikių uždavinių, kaip, pavyzdžiui, bėgioti visą gyvenimą arba išmokti stovėti ant vienos rankos. Ir tą po truputėlį vis darai, žinai. Kai turi tokį susigalvojęs tikslą, tai yra smagiau mankštinti, sportuoti, nes matai kažkokį tai prasmingumą ir testinumą. Plius geras pavyzdys vaikam. Žinai, irgi vienas iš argumentų. Dabar jau net kartais pamirštu, bet kai pradėjau, tai buvo labai svarbu, kad augantis vaikai tą matytų. Bet aplamai žmogus yra tinginys, Mario. Nu, aš irgi mėgstu patinginiauti. Aš nesu kažkoks supermenas, žinai, kur tik tai užsisukęs tenais nuo ryto iki vakaro, tik tai, duokit man dar ką nors. Aš irgi mielai ir padripsosiu, ir fulę pažiūrėsiu su vaikais, ir į kiną nueisiu, bet tiesiog integruoju į tą gyvenseną, kad kiekvieną dieną kažkokio, žinai, sporto, fizinio darbo. Čia, pavyzdžiui, vasarą sodyboje labai daug fizinio darbo yra, kažką genėti, pjauti, nešti, tempti, žinai, grinai toks ūkininko, irgi malonumai tam tikri. O dėl idėjų tai knygos turbūt. Mano šaltinis yra, aš skaitau knygas įvairiausiamis temomis apie biologiją, pavyzdžiui, apie kvantinę fiziką, žinai, astronomiją. Ir kartais tiesiog transformuoji, suskaitai visai iš kitos operos kažkokią medžiagą. Bet jeigu tavo galvoj tuo metu sukasi mintis, kad tu nori sukurti kokį nors naują verslo projektą ar kokį scenarijų tenai savo, žinai, TikTokui, pokšt ir tau susiriša kažkur tai, žinai, tokia transformacija kažkur tai persidoda, nuskamba, žinai, rezonuoja. Nu, tai pasižymi tą pastabą, pasitari su kažkuo. Man patinka dalintis. Kartais būna, aš padarau kokį postą grinai tam, kad gaučiau atgal reakcijų. Žmonės tada parašo, kažkas pakritikuoja, o kažkas sako, žiūrėk, o tu pagalvoji, o tada, žinai, taip, ar duoda kažkokį tai šaltinį informacijos naują. Ar tiesiog su draugais kalbi, žinai, aptarinėjai, daliniesi, ką sugalvojai. Tai va, kai nesavie laikai, tai paskui viskas konkuliuoja ir kartais, žinai, susigeneruoja visai įdomių dalykų. Tai va, turbūt bendravimas ir informacijos gavimas iš knygų. Toks būtų mano atsakymas. Nu, mums tu esi pavyzdys. Mes visa šeima didžiuojamės tavim ir tikrai sužavėti tavo energiją. Tu čia nenukidnepik podcast'o, čia apie tave, ne apie mane. Gerai? Ne, mums. Ir aš žinau, kad Australijoje tave irgi daug žmonių, kurie seka tavo socialinius tinklus ir yra sužavėti tavo idėjomis ir kiek tu turi minčių, ypatingų minčių. Noriu dar kartą visiems priminti, kad šiandieną bėgte su Jovaiša patapo plaukte su Jovaiša ir pas mus svečiavosi Aida Tučiūtė iš Australijos. Viena kiečiausių ir garsiausių suaugusių plaukimo trenerių Australijoje iš Melburno. Ir kągi, pabaigai, kai mes bėgiojam, aš kartais pašnekovam siūlau pasprintuoti. Sakyk. Aha, Varyk. Ne, pasakyk. Greit. Mes dabar
Aš jau sakiau, nu ką, startuojam. Antanuk spausk, steikis tiesiai. Jokių šansų čia nėra su Ida lenktyniauti. Pabaigai aš noriu parodyti, kaip mes tai nufilmavom ir padėkoti savo operatoriui. Antanėlį, pamojuok. Ačiū tau, kad tempėjai mūsų visą šitą įrangą.